Taip, esame prie Barstyčių akmens arba Puokės akmens. Tai vienas didžiausių Lietuvos riedulių, kurio aukštis 3,60 metro, ilgis 13,25 metro ir plotis 7,53 metro. Netgi labai tiksliai suskaičiuota. Tikrai puikus riedulys, didžiausias Lietuvoje. Matot, kokia tvirta Lietuva, stipri ne tik žmonėmis, bet ir kitais dalykais, šiuo atveju riedulynais. Manoma beje, kad šis riedulys atslinko ledyno atneštas nuo Švedijos, bet nesvarbu, tai yra Lietuva. Pabandysime įkopti į šitą riedulį ir pažiūrėti, o kaipgi jis atrodo iš aukštai. O iš aukštai jis atrodo štai kaip. Puikus riedulys. Ir mes užlipame ant jo. O, kaip puiku, kaip šaunu. Matot, kokia tvirta Lietuva. Turi visko. Ir puikių žmonių, ir puikiai kraštą, ir puikius riedulius. Beje, dažnai lyginama, kad ar Puntuko akmuo, ar Barstyčių akmuo yra didesnis. Na, sunku pasakyti, bet vis dėlto manoma, kad šitas akmuo, šitas riedulys yra didžiausias Lietuvoje. Šaunu. O, dabar reikia nulipti, o kaip nulipti?